Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale vedų astrologija lietuviškai. Na tai ką, Lietuvoje perversmas? Kabutėse. Žmonės, tai kas yra perversmas? Perversmas yra, kada ateina kita politinė valdžia, ten kariškiai, pavyzdžiui, perversmą padaro, arba ten kažkokia, nežinau, autokratija kažkokia. O čia kas, tie patys socdemai, tie patys. Taigi pats Žemaitaitis tą perversmą ir padarė. Tai jeigu ne jo šitas prisišnekėjimas, tai nieko nebūtų buvę. Aišku, ten Mindaugui Sinkevičiui, kai jį išrinko tą pirmininką, tai jam norisi, ta prasme, ten būti premjeru. Bet ir Žemaitaitis jam tą progą suteikė. Kai jis pripliurpė ten apie tos perversmus visus, tai ką, sako, radikalėja, tai iš koalicijos. Bet man įdomu labai, aš bandysiu paaiškinti, kaip astrologas, kaip tas likimo jėgos vis dėlto, kaip žmogų verčia suprasti. Nes kada, šeštadienį, kada jau ten jau ta žinia išėjo, kad jau ta koalicija griaus, kad Nemuno aušra jau ten išgrūs, tai šitą Žemaitaitis buvo pas Arną Kleivičką, tada jau ten beveik iš karto. Ir tiesiog matėsi, kad jisai šokia yra. Jam tiesiog stresas toksai šokia. Ir žmogus tai pradėjo šnekėti, aš žiūriu, adekvatus žmogus tenais, kaip normalus politikas, kaip, šneka normaliai, bet tų visų ten ezoterinių tų nesąmonių tenais tų. Ir paskui vakare, kada ten OPTV šitą, ten šnekėjo, tai net tas Kristupas Krivickas, tai pastebėjo irgi šitą. Sako, tai kaip jūs čia dabar jau taip jau diplomatiškai šnekėsite. Aš kada dariau anksčiau tą video šitą apie Žemaitaitį ir tada, pasakojau, kame jo problema yra kad jo tas Merkurijus, tas ir jo tas šnekėjimas, kad jo užduotis yra išmokti, kaip šnekėti normaliai, suvaldyti tą liežuvį savo šitą. Nes ten ryškiai matosi, kad ir kada jisai apie tos perversmus ten šnekėjo, tai ten matosi, kaip jis atsijungia protas, bet jeigu ten Janutienė ten tokiam akim, tokia įsižiojusi, tokia ten žiūri, o jam ten matomai kaifas toksai čionais ir jis pradeda varyti tenais. Ir paskui ir gavo per galvą dabar. Nes jeigu, kiek jam kartų, kaip sakant, likimas sakė, per tuos teismus tos visus, tu sustok žmogau, tu susimastyk, tu žiūrėk, ką tu čia darai. Vieną, antrą, trečią, ketvirtą kartą, ne pro kur šitą, žmogus nieko, tas ego toksai matomai tenais, kad ir ką, ir galų gale gavo per galvą šitą. Ir kai gavo šitai per galvą, tai iš karto ir suprato. Tik tiek, kad kartais tai būna per vėlų šitą. Nes, pavyzdžiui, visas jų įdirbis dabar šitą, ką ten tas Skardžius šitą, tose audito komitetuose, kiek jie tenais dirbo, tai viskas šunį ant uodegos. Tai tame video tenais ant manęs irgi varė tenais vyriškės, kad čia toks geras žmogus, o tu čionais, tai kas iš to gerumo šitą. Tai visas tas gerumas nueina per niek šitą, per tai, kad žmogus nesupranta ir nesugeba to suvaldyti savo liežuvą ir ten savo ego, matomai, jisai ten sunkiai ten irgi suvaldo, nes jisai įsivaizdavo, kad jisai čia valdo visus. Ir viskas baigėsi. Nes dabar ką toje pozicijoje? Tai jeigu, ten oro virpinimas tik tai, jokių nieko jį ten padaryti jau dabar negalės šitą. Tai va. Ir dar man įdomi šitas Ruginienė. Visi ten varė ant tos Ruginienės, ten kaip, nežinau, ant ko šitą. Ir visi persigando. Išsigando. Ir Ruginienės gaila visiems pasidarė. Oi, kaip gaila Ruginienės. Taip išsigando, kad atėjo šitas Mindaugas Sinkevičius, tai Ruginienė gera pasidarė. Vienu žodžiu. O šiaip tai, sakau, čia tiesiog yra toksai, pavyzdžiui, kaip Lietuvos horoskopė, tai ten kažkokių tokių labai rimtų tokių dalykų, nesimato. Galim pasižiūrėti. Aš jau anksčiau, čia kai metinis tas Lietuvų. Čia taip.
Čia vat kaip yra tas metinis Lietuvos horoskopas, nu tai ką, nu tai aš ir sakiau, kad vyriausybė pastoviai ten tokiai permanentiniai kriziai šitą. Va čia vat yra tas va 10 namas, čia tas aukščiausia ta mūsų valdžia šita Lietuvos. Čia yra jautis, jaučio šeimininkas Venera ir 8 name. Nu tiek, kad jinai yra egzaltacijoje. Taip, kad čia tokio kažkokių labai kažkokių baisių, ten tokių krizių čia, nu, jinai pastovi, nes va Saturnas stovi šalimais, Saturnas 6 irgi, va tos kovos tokios pastovios, tokios, va, ir va, reiškia, dabar kaip matosi, kad va aš kaip kalbėjau, kad va tas 7 namas, jisai kaip ir tokios, kaip ir karo toksai, nu, karas vidinis toksai, va, vyksta vidinis karas. Ir dabar va kaip tik, va, kaip buvo čia tas šitų, tas, nu, socdemų ten, tas šeštadienį, ten tas, nežinau, neprisimenu, kaip jis ten vadinasi, tai va buvo Saulės, nu, va, vis tiek čia yra Saulė, va, yra pirmo namo tokia, va, nu, kaip ir to identiteto, ten tokia viso to mūsų tos valstybės. Ir Rahu periodas buvo. O Rahu, va, jinai čia mums ir maišo, ne mums, o visiems politikams ir maišo tą protą. Nes, nu, taip dabar toks, nu, politikai, tai ant kiek jokio tokio stabilumo, kiekvienas ten premjeras atėjęs ir tu ten dirbi, tu nedirbi, tave bet kada gali taip nuimti ir... Na, vienu žodžiu, aišku, valstybei čia nėra gerai, dabar tas visos tos trintis, dabar ten tie persistatinėjimai, ten tie vis tiek ten tie, nu, sako, ten ministrai vis tiek turi visi dirbti, nu, tai kas ten... Jeigu žmogus ten kabo tenais ant plauko, jisai nežino, kur jisai rytoj bus, nu tai koks ten darbas tenais, aišku, ten nėra. Nu bet tai ką, nu tai aš anksčiau pasakau, kad mūsų valstybė dabar praeina tą tokį transformacinį periodą. Nu aišku, daugam neaišku, kas tas transformacinis periodas, nu ten 8 namas šitą. Nu bet toksai, nu sunkus krizinis periodas toksai, nes bet jeigu pasižiūrėti, grinai vat, tą Lietuvos horoskopą, tai mes dabar praeidinėjame vat, šitas 8 namas. 8 namas vat, visok transformacija, ten, nu, vat, krizės visokiausios. Pavyzdžiui, nu, bet matot, kiekvienos valstybės atlikimas yra skirtingas. Pavyzdžiui, Ukraina irgi dabar praeidinėja vat, tą tokį transformacinį, tą tokį, bet tai ten žiauriai tenais, jinai aišku, jinai matosi puikiai, kaip jinai per trumpą laiką, jinai tapo šiek tiek kitokią valstybę, absoliučiai šitą, tai technologinis tas visas išsivystymas, nu, tiek, kad karo toje srityje. Nu tai ačiū Dievui, kad mes netokiu stiliumi praeidinėjame. Nu, pas mumis tas vat, vidinis, vat, 4 namas yra vidinis, tas toksai, nu, tos vidinės kovos tokios šitą. Nes va, tas Rahu dabar periodas yra, nu čia pagal kitą sistemą, pagal vieną sistemą čia yra ženklų sistema, vat mes čia esame pagal ten tų tokių, nu gal daugiau tokie emociniai, dėl ko, pavyzdžiui, žmonės ten, tos emocijos tokios, ten žmonės anksčiau ten būdavo laikraštis ir televizorius, ką sako, tom žmonės ir tiki. Dabar kaip tas vat Rahu, tai yra vat visokios technologijos, vat tie socialiniai tinklai visi, dabar visi tose tinkluose, tose YouTube, ten tame sėdi tenais. O Mėnulio dabar tas periodas, vat tas toksai, nu, emocinis tas jautrumas toksai, visi čia pergyvena, čia tokie, vat taip, vat matosi visą tai. Bet iš tikrųjų tai, nu, tas periodas toks, sakau, valstybė turi kažkaip tai išeiti į kažkokį kitokį lygį. Nu, matot, būna kartais, kaip sakyti, yra kada, nu, pavyzdžiui, paimti žmonių, jeigu horoskopą paimti, ne valstybės. Tai, pavyzdžiui, yra kur žmonių toks likimas, nu, toks daugmaž toks, tai lygus, vienodas, nieko tokio ypatingo. Yra kada kažkokie tai va tokie sunkus, tokie blogai kažkokie žmogui yra, nu, eina jis per kažkokias krizės, per kažkokius nelaimingus atsitikimus. Bet yra 2 ženklai, va tie kylantys ženklai, bet kuriuo atveju, netgi jeigu ten viskas yra, nu, nėra kažkokių tokių sunkių ten tų kombinacijų šitą, vis tiek va tos tokios žmogus turi, nu,
kažkaip tai, kaip sakant, gimė vienoks, o numirti turi jau kitoksai, save perdaryti, transformuoti. Tai bet yra du ženklai, yra svarstyklės ir skorpionas. Ir va Lietuva yra svarstyklės, nes už tai dėl ko. Svarstyklės, čia yra, svarstyklių šeimininkas yra Venera ir 8 namo, Jaučio šeimininkas yra Venera, tas 8, 1-8, tas toksai. Nes 8 namas, visokios transformacija, krizės, visokiausios. Ir tas pats yra, jeigu būtų šitas skorpionas. Čia tik tai tiek, kad, avinas, skorpiono šeimininkas yra Marsas ir avino šeimininkas yra Marsas. Čia, taip žiūrėti, čia ir gaunasi 1-6, arba, o jeigu taip skaičiuoti nuo avino, tai 1-8 būtų. Tai va, taip, kad Lietuvai vis tiek reikia čia, už tai toksai sunkus tas labai tas periodas toksai. Nors nežinau, gal kaip kam, kas labai į tai gilinasi, tai tiem gal ir sunkiau, kas ten per daug nesidomi, tai ten kiekvienas savo gyvenimą žiūri. Tai va, taip, kad nėra čia ko pergyventi, nieko čia nebus, persistumdys tiesiog, ir toliau savo dirbs. Aišku, vėl ten tada, kadangi Visas Mindaugas Sinkevičius, tai ten tai žymiai daugiau yra pagrindo ant jo ten varyti, nes tas teistumas ten, taip kad, kaip sakant, nieko naujo čia mūsų žemės nebus pakol kas. Paskui tik tai kažkur tai nuo 30 metų pas mus jau pasibaigs tas Jaučio tas periodas ir prasidės Dvynių. 9 namas, taip kad čia turėtų būti jau žymiai. Ir tada įsijungs tas, kitoje sistemoje Jupiterio tas periodas, ne iš karto ten bus lengvai, bet bus jau žymiai toksai, turės būti žymiai lengvesnis ir geresnis tas periodas. Bet čia dabar, kas dabar, 4 metai kažkur, 4-5 metai. Dar mes čia murdysimės tokiuose. Taip, kad per daug nepergyvenkite, nieko čia blogo nebus ir joks čia neperversmas. Čia, kaip sakant, perversmas Žemaitaičio galvoje įvyko. Ir mes visi dabar, kaip sakant, Žemaitaitis savo pasiekė. Jis nori visą laiką būti dėmesio centre, nori būti visą laiką paviršiuje, taip nori, kad pas jį viskas būtų taip. Pasiekė taip. Tai va, tai tiek pakol kas. Tai aš dar paskui vėliau, čia neužilgo padarysiu ten tos video, panagrinėsiu ten tos Sinkevičių, gal netgi būtų Sinkevičius, nes ten tie, dar, žmonės irgi tenais tose šitą aiškina, ten tipo perversmas, mes jų nerinkome, ten tipo, kad su demokratais, kaip tai nerinkote, taigi demokratai, tai buvo pirmoji šita Palucko vyriausybė, tai buvo koalicija su demokratais, bet šneka, aš nežinau, bėra kam. Tai gerai, tai pakol kas tiek, viso iki.